Sveiki, dar vienas uždavinukas, gal kažkam gyvenime paves. Tai gatvės apšvietimo automatizavimas naudojant simuliavimo programą, šviesos jutiklį ir laikorėlę, apsauga nuo atsitiktinio apšvietimo. Pačio uždavinio sąlyga būtų tokia: mažo miestelio gatvėje įrengtas automatinė apšvietimo sistema, valdanti kelias lempas, pavyzdžiui, nuo L1 iki L8. Apšvietimas turi įsijungti automatiškai sutemus ir išsijungti pašvitus, tačiau sistema turi būti apsaugota nuo klaidingų signalų, pavyzdžiui, kai automobilio žibintai trumpam apšviečia jutiklį. Apšvietimas neturi įsijungti iš karto, o tik po kelių minučių, jei šviesa išlieka pastovi. Tai esmė yra tame, kad dabar link to einama ir naudojama privačiuose kiemuose, gamyklose, apšviest kiemuose. Esmė tame, kad pavyzdžiui būna vasarą temsta vėliau, švinta anksčiau, žiemą temsta anksčiau, švinta vėliau, ir kad nereiktų periodiškai perstatinėti laiką arba eiti junginėti rankinio būdu, tai tiesiog galim padaryti automatizuotą visą sistemą, kuri būtent šitą dalyką padarys. Tik šviesos jutiklis yra tas dalykas, kuris važiuojant automobilį, jeigu jį apšvies ir nebus įdėtas laikas, tiesiog jis gali išjungti naktį šviesas ir po to pavažiavus mašiną jungti. Kad to išvengti, mes dėsim laikorėlę. Tai dabar padedam. Pavyzdžiui, mums dabar reikės L1 neutralo. Taip, po to mums reikės kontaktoriaus, laikorėlės, kai išsijungia, nebegaunant, padeda skaičiuoti laiką, kai dingsta elektros signalas. Po to mums reikia paprasto kontakto, tai būtent laikorėlė, ir paimkim, kad būtų protingiau kontaktorius. Čia junginėsim lempą. Tai šitą darom pagal nustatymą KM. Čia KT, o šitą darome KT. Tai va. Čia yra laikorėlė, čia yra kontaktas. Mes neturim jutiklį, tai žiūrėkit, mes dabar naudosim šitas jutiklis, šitas jungiklis imituos jutiklį, tai padarom, pavyzdžiui, šviesos. Tai va, ir mes rankos paspaudimu imituosim naktį arba dieną. Tai pajungimas būtų taip, tai laikorėlė reikia, aišku, neutralo, ir faktas, kad reikės maitinimų. Tai va, tai gaunasi taip, kad dabar mes, pavyzdžiui, paspaudžiam, neveikia, atleisim, pradės laiką skaičiuoti. Ir ką, jisai atjungs viską. Paleidžiam, suveikia, atleidžiam, praėjus tam tikram laikui sustabdo. Taip, tada čia yra kontaktais, jį reikės aukščiau dėti, tą reikia tada dėkim aukščiau. Šitą irgi dėkim taip. Šitas. Tai va, tai mes pajungiam dabar laikorėlės kontaktus, tai reiškia suveikius paleis kontaktą. Ir dabar, pavyzdžiui, nedėkim daug, įdėkim 3 lempas, pilnai užteks. Tai va, lempos gavo neutralą ir kontaktorių. Kontaktorių naudojam nepaprastą relę, kad didesnę laikyti apkrovą. Tai va, ir mes turim tokią schemą. Dabar taip, gaunasi, padarom
laiką padarom 3 sekundės, kad būtų. Ir dabar taip, pradedam simuliuoti. Čia yra šviesos jutiklis. Ateina vakaras ir suveikia. Lempos užsidegė, važiuoja pro šalį mašina, apšvietė, jisai atsijungė, pavažiavo mašiną ir vėl sujungė. Lempos neužgęsta. Ateina rytas, apšviečia, jau apšviečia keletą minučių ir lempos išsijungia. Tai va tokiu principu yra daroma apšvietimas kiemuose, aikštelėse, gatvėse, tai kad nereikia automatiškai junginėti ir automatiškai nustatinėti laiką, nes, pavyzdžiui, būdavo seniau palieka vasaros laiką ir ten pradeda junginėtis jau tamsu, o jungia šviesas 9 valandą, o nors jau tamsta 5. Kad šito nereiktų, tai va, dedasi, šiaip yra speciali relė tokia, kai jos jungiasi šviesos jutiklis, jūs jį iškišat į lauką ir jeigu, pavyzdžiui, judi gatvę ar kažką, taip, kad būtų laikas iki keletos minučių, pavyzdžiui, galima uždėti netgi 5 minutės, tai kad mašina sustos 5 minutėm ir stovės, tai yra maža tikimybė. Galite uždėti ir, pavyzdžiui, pusę valandos, grubiai kalbant. Čia imkim Judėją gatvę, ne? Tai kad pusę valandos ten tas skirtumas nėra baisu. Tai gaunas taip, kad jeigu per pusę valandos nebesutemo, tai jisai imituos, kad tai yra jau rytas ir jis atjungs visas lempas. Susijungs, sutemus, važiuoja mašina, pavažiuoja, važiuoja antra, važiuoja trečia, pavažiuoja, ateina rytas ir viskas, lempos atjungia. Štai tokia schema.